Sveiki visi. Šį kartą artėju prie stovyklos Kauno Marios. Jinai apleista yra, buvo įsteigta 1959 metais Kaišiadorių rajono darbo žmonių deputatų tarybai skyrus 8 hektarus valstybinės žemės Juliaus Janonio popieriaus fabrikui. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę įmonė pavadinta Kauno popieriaus fabriku, o stovyklavietė dar kurį laiką veikė. Čia laiką leisdavę vaikai gyveno Varpelio, Klevo ir kitokiais vardais pakrikštytuose vasarnamiuose, kai kurie pavadinimai matyti iki šiol. Popieriaus fabrikui bankrutavus kreditoriai jo turtą nusprendė parduoti. Stovykla uždaryta 1999 metais. Štai likę vartų fragmentai. Labai gražus rytas, gaivus, malonus, jokio vėjo, bet labai malonus. Pasivaikščiojimas pušų apsupty kartu, Kauno Marios visai greta, stogai apsamanoja. Kaip viskas atrodė. O koksai buvo pečius. Stovyklos teritorijoje vaikštau ne vienas. Dar pora žmonių smalsauja taip kaip aš. Kas belikė iš stovyklos. Nagi, o šitas čia mūrinių pastatų kompleksas. Pabandykime užeiti, pasižvalgyti. Paskui tęsim prie medinių stovyklos namukų apžiūros, likučių apžiūros. O kokios lentutės buvo. Taip, čia vieta yra fantastiška. Jeigu ją atrestauravus verslui ar valstybei, nežinau, kam jau čia priklauso, šitą vietą nugriovus senuosius pastatus, pastačius naujais, vieta labai graži, pušynas šalia Kauno Marios. Štai net televizoriaus griaučiai. Čia didžiulis kambarys. Pamažu pasiglemžė papartynai, gamta. O, čia visai kritinė būklė.
daugybė namelių. Keletoje iš jų apsilankiau. Padėtis, jau visiškai katastrofiška. Jeigu žmogus nenugriaus, tai gamta suardys, tik užims daugiau laiko. Štai abiejose keliuko pusėse. Mūrinis namukas. Užėjau būtent į tą mūrinį namuką pasižiūrėti. Mūrinis ir iš karto žymiai geriau išsilaikęs. Elektros saugiklių skydinė. Štai yra antras aukštas. Buvo matomai kažkokia tai salė. O kokios erdvės. Čia kaip scena, kuri nėra labai jau stabili po teisybei. Kamuoliukas. Ten galbūt buvo, spėju tiesiog, kad kino projektorius už tos sienos ir rodydavo galbūt filmus ar filmukus vaikams. Va čia. Čia tikrai buvo kažkoks renginys, kuriam reikėjo elektros ir nemažai. Čia irgi didžiulė, kaip salė. Čia gal valgykla kokia buvo, spėčiau. Čia paduodavo maistą ir paimdavo vaikai ir buvo. Čia tikriausiai stalai stovėjo, daugybė kėdžių ar tai suolų ir visi pavalgydavo nuostabiam gamtos apsupty. O štai čia buvo virtuvė, spėčiau. Žemės mėtosi išplėšyti kažkokios rusiškos knygos lapai. Tokie simboliai yra. Matyt, buvo grupės, kaip spėju, gyvenusių čia vaikų. Ir jie turėjo savo kaip ir pavadinimus tos grupės. Taigi štai kokios buvo stovyklos, viena iš jų, kurios belikė likučiai. Reikia tikėtis, jog kažkada bus kažkas čia gražaus pastatyta.